Vilniaus šiuolaikinio baleto mokykla kiekvienais mokslo metais organizuoja jaunųjų baleto artistų kalėdinio rečitalio šventę, baigiamąjį metų koncertą, bei taip pat dalyvauja įvairiuose pasirodymuose ir konkursuose. Kiekvienais mokslo metais yra ruošiama nauja šokio choreografija, su kuria būtent ir pirmą kartą pasirodoma bendruomenės renginyje kalėdinio rečitalio metu. Vaikai turi galimybę saugioje aplinkoje susipažinti su teatro užkulisiais, scena, bei taip pat įveikti savas baimes. Mūsų mokykla vykdo koncertinę veiklą, orientuotą į vaiko kaip mažojo artisto asmeninį tobulėjimą. Tai tarsi pasiruošimas ne tik mažosios šokėjos šokio kelioniai, bet ir kartu tai meninės raiškos plėtra. Nes šokėja, būdama ant scenos ar tapdama žiūrove, plečia savo estetinės pažiūras, matydama kitų pasirodymų kūrybinius sprendimus, plečia žinias apie šokio meną ir semiasi naujų patirčių. Nereikėtų pamiršti, jog šokėjai vien išėjimas į sceną yra didelis žingsnis, kuriam žengti tenka susidraugauti su baime. O tą tariamą draugystę visai nesvarbu, kada pradėti, nes mes kalbame ne tik apie rezultatus matomus scenoje, bet ir apie tai, jog šokėja pratinasi prie sceninių šviesų, prie erdvės, išskirtinio dėmesio, jaudulio, su kuriuo ji pamažu susidraugauja. Organizuojant mūsų mokyklos renginius, mes mokytojai pastebime, jog šokėjai pasirodymas yra tarsi šventė, ar net svajonės išsipildymas, kurio verta siekti visus metus.